Visos diktatūrinės valstybės, kurios norėjo kontroliuoti visą visuomenę, visą laiką ieškojo žmonių su kokiais nors ypatingais gebėjimais. Kadangi norėjo valdyti ne tik tuos, kuriuos pažįsta, bet ir tuos, kurių nepažįsta. Ir iš to ir kyla įdomumas, kas tokie yra KGB vaikai. Gerai, pati knyga yra lengva, bet ne kvaila. Tai reiškia, kad ten yra daug nuotykio, yra pakankamai daug veiksmo, kaip lietuviškai knygai. Tenai yra 96 metų realybė ir detalės. Tenai yra ir šiek tiek ankstyvesnio laikotarpio atspindžių. Viena vertus tai yra nuotykinis romanas, kita vertus tai yra detektyvinis romanas. Ir dar kas labai taip pat svarbu, tai yra ir istorinis romanas. Pati istorija knygoje apie du jaunuolius. Mergina, jos vardas Rasa, ir vyruką, jo vardas Vilius. Taip jau nutinka, kad vieną lapkričio naktį Rasa paskambina Viliui ir prisipažįsta, kad yra jo sesuo. Ir Vilius dėl to labai nustemba, nes iki šiol jis apie jokią seserį nežinojo. Ir kai jiedu pradeda narplioti istoriją, kaip čia taip gali būti, iš kur čia tokia sesuo nukrito, tarsi iš giedro dangaus, staiga paaiškėja, kad per šitų jaunuolių gyvenimą driekiasi būtent KGB, tai yra Sovietų Sąjungos represinės organizacijos šešėlis. Ir pasirodo anksčiau, o ir dabar, tam tikri žmonės yra susidomėję tam tikromis Rasos savybėmis ir dėl to jam kils didelių nemalonumų. Rasa tiesiog žino, kad jinai pasižymi vieną savybę, kurios neturi kiekvienas žmogus. Tai yra jinai šalia įprastinių savo jutimų, regėjimas, klausimas, lietimas, jinai labai gerai jaučia žmogaus šilumą. O kaip mes žinome, kiekvienas kūnas, taip pat ir žmogaus spinduliuoja šilumą ir šiluma tam tikrais atvejais netgi rodo emocijas. Taigi Rasa sugeba jausti tas emocijas turbūt kokį 100 kartų ryškiau negu mes patys. Veiksmas knygoje vyksta viena vertus pakankamai neseniai, kita vertus jau prabėgo beveik 20 metų, tai yra 1996 metai. Kodėl būtent tie? Iš tiesų dėl to, kad tuo metu teisingai susiklostė savaitgalį, kai man reikėjo rašyti. O jeigu rimčiau, 96 metai buvo įdomus metai, tai buvo tam tikro lūžio metai, tai buvo metai, kai treningų berniukai ėmė vilkti spalvotus švarkus, ir tai buvo metai, kai laukinis kapitalizmas pamažu dėjosi žmogiško kapitalizmo kaukę. Knyga turi savo ištisą mašinų parką. Pavyzdžiui, tai yra ir Mercedesas, kuris buvo vadinamas Landsberginiu, ir Volvo, kuris buvo vadinamas ūkininkų traktoriumi, ir BMW ryklys, ir golfukas pirmas, antras. Kaipgi be antro golfiuko, jeigu kalbame apie Kauno treninguotus berniukus su didelėmis striukėmis, nugi niekaip. Būtų labai smagu, jeigu šitą knygą galėtų turėti garso takelį. Gal elektroninė versija jinai jį ir turės. Tai yra dainos, kurios tuo metu skambėjo per radijo stotis, per magnetofonus. Teisingai, tuo metu dar magnetofonai buvo visai pilnai naudojami ir walkmanai, ir magnetolas ir panašiai. Tai va 96 muzikinė puokštė visa taip pat yra. Tai knyga skirta įvairaus amžiaus jaunimui. Dar jaunam, tik ką jaunam ir visada jaunam. Taip, yra toksai KGB agentas, toks geras agentas, toksai, pirmiausia, plikas, akys tamsios, plačios ir veide nei lašelio emocijos.